Šiandien atvykau dar vieną mūsų suprojektuotą namuką. Atvykau į statybos aikštelę. Jis čia už mano nugaros. Matot? Ir bandysim aplink tą namuką apeit. Vyksta dar statybos. Uždengtas stogas, čerpinis gražus stogas. Pakelsiu droną, parodysiu, kaip atrodo iš aukščiau. Tai pabandysim apeit aplinkui. Gerbūvis šiek tiek aplygintas. Gal net pabandysim įeiti į vidų. Pasižiūrėti, kaip atrodo viduj. Šiandien diena labai graži, saulė šviečia. Tai kadrai tikrai bus gražus. Turim vieną iš namo didelių privalumų – dengtą terasą. Tai terasa po stogu maždaug apie 12 kvadratinių metrų. Iš terasos mes tiesiai išeisim iš terasą, įeisim tiesiai iš svetainės. Turim čia svetainės virtuvės zoną. Čia bus virtuvė šito vietoj, matot. Čia virtuvė, galbūt virtuvėj sala. Čia turim svetainę zoną. Matot, jau pradėti yra elektros darbai. Tai kamerą apsuksiu į kitą pusę, kad būtų aiškiau. Tai pabandysim praeiti. Turim svetainę. Iš svetainės turim 2 didelius langus ir čia bus langai į vakarinę pusę. Taip pat ir terasa mūsų yra vakariniai pusiai. Turėsim šitą vietą, bus skirta televizoriui pasidėti. Čia yra virtuvės zona. Virtuvės zona kaip ir dažnai būna gatvė. Dažnai mūsų lietuvių šeimininkės nori per langą matyti, kas atvažiuoja, kas ateina. Tai turime mes čia virtuvę. Toliau einam į kitus kambarius. Turim medinę perdangą. Medinė perdanga bus apšiltinta akmens vata. Akmens vatos bus apie 40 cm. Šis namas yra A++ klasės. Tai čia turime vieną kambarį. Šitas kambarys yra tėvų miegamasis. Tėvų miegamasis. Žiūrėkit, koks puikus vaizdas iš tėvų miegamųjų. Yra beržai, sklypas. Tas sklypas, tam sklypui ir priklauso ši teritorija su medžiais. Čia turim vonę, tėvų vonę. Po to turim dar 2 kambarius. Abu kambariai yra vaikams, maždaug po 12-14 kvadratų. Tai yra vienas kambarys vaikui, taip pat turim vaizdą į kiemą. Antras kambarys vaikui. Visuose kambariuose yra langai iki žemės. Visuose kambariuose bus jauku, šviesu ir šilta. Ir dar turim vonios patalpą, štai čia. Čia bus vonia, vonioje matot irgi langas siauras, aukštas. Ir turim didelį tambūrą. Tambūrė bus spinta. Techninė patalpa. Techniniai patalpoj bus šilumos siurblys ir visi kiti prietaisai. Ir tokį pusantrinį garažą. Garažo dydis maždaug yra apie 5x6 metrų. Apie 30 kvadratų. Tai yra pusantrinis garažas, kuris bus skirtas tiek laikyti dviračius, tiek automobilį. Tai pasižiūrėkit, kaip tas namas atrodo iš išorės. Padarysiu dar keletą nuotraukų ir važiuosiu namo.